Besivažinėdamas ir bežiūrėdamas po visokias varžytinės aptikau dar vieną žiauriai įdomų objektą Kėdainių rajone. Aišku, vienintelis minusas, ką kol kas čia matau, tai žiauriai šūdinas privažiavimas, bet maža ką gal kas nors domins ir šitas objektukas. O čia yra va toks pastatas su 3,2 aro žemės, bet esmė yra tokia, kad labai įdomi paskirtis, kurią aš net pamiršau bežiūrėdamas, bet esmė, kad čia tokia va teritorija yra, aižykla berods paskirtis šito objekto yra. Ir kas yra žiauriai įdomu, vieta tai yra superinė, nežinau, lemba čia kažkaip tai vat tokie pastatai mane patį labai domina. Čia apačioj, va čia, teka Smilgos upelis. Čia ir skaitas, čia man rodos draustinis ar kažkas tai tokio. Ir čia vat ir maišai ir visa kita. Čia, žodžiu, aižydavo, lukštendavo. Žodžiu, kažkokius tai ankštinius. Ir ten nuotraukose, įmėsiu šį vidosą, viduj mačiau netgi įranga yra ta buvus aižymo. Iš tikrųjų žiauriai toks įdomus, unikalus pastatas, man net keista, kaip jisai neįrašytas į kokį kultūros paveldą. Čia per langą nelabai kas matosi, bet ten kažkur kažkas, bet video čia nieko nesimatys. Tai vat, ir tik tai, kad ta teritorija, jinai čia, kas čia yra aplinkui, tai jinai nepriklauso prie to pastato, tai čia tiesiog kažkoks kaip ir bendras kiemas, bet šiaip tai žiauriai įdomus variantas. Tai jeigu jūs domina, tai tiesiog paliksiu video aprašyme nuorodą į varžytinės, gal mažus susidomėsit. Aš kai visą laiką pasidėsiu, palauksiu, galbūt ta kaina sumažės, pasidarys tinkama ir galima bus nupirkti šitą objektą. Bet realiai tokioje vietoje, aš manau, tą objektuką performavus, galima tikrai būtų padaryti ar kokią pirtelę ar kažką tai tokio, nes, žiauriai fainai, nežinau, man žiauriai patinka.